22 jonaviškės Gabijos Ardavičiūtės biografija panašiai daugelio kitų jaunų žmonių. Baigusi gimnaziją ir Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre įgijusi higieninės kosmetikos specialybę, bet neradusi darbo, mergina atėjo į darbo biržą. Baigus mokslus įstojau į darbo biržą iš karto. Darbo biržos konsultantė pasiūlė lankyti projektą Pasitikėk savimi. Iš to projekto suradau ir pažįstamų, ir šiaip daug naudingos informacijos tiek apie savo verslo pradžią. Anksčiau buvusi labai nedrąsi mergina dabar jau noriai imasi iniciatyvos ir jai neblogai sekasi. Gabija iš tikrųjų atėjo gana nedrąsi ir man reikėdavo dažnai jos klausti ir taip toliau. Bet po pirmųjų užsiėmimų jau su manim jinai pradėjo drąsėti, jinai suprato, kad jinai gali būti drąsesnė, kad jinai gali daugiau. Ir jinai su kiekvienu užsiėmimu tampa vis drąsesnė, tampa vis aktyvesnė, vis aiškiau reiškia savo nuomonę ir nebijo pasisakyti, ką aš mačiau turbūt pačio projekto pradžioje. Išbandymų merginai tapo renginys Išmok būti gražus, kurį kartu su kitais projekto dalyviais jai teko ne tik organizuoti, bet ir ieškoti rėmėjų. Visa grupė bendrom pastangom surengėm renginuką ir pasisekęs renginukas buvo tikrai. Lektoriai buvo, mokyklos bendruomenė sudalyvavo, mielų norų padėjo. Kol kas Gabija įgytos specialybės žinias panaudoja ir profesinius įgūdžius tobulina, gražindama savo drauges. Bet nebejoja, kad dalyvaujant projekte Pasitikėk savimi įgyta patirtis padės įgyvendinti didžiąją svajonę – pradėti Jonavoje savo verslą. Labiau reikia savo verslą galvotis. Tai stengiuosi, noriu iš pat pradžių susirasti šiaip darbelį, kad padirbti, o paskui jau pradėti savo verslą pagal specialybę. Ar jai pasiseks? Pasak koordinatorės, labai daug priklauso nuo pačių projekto dalyvių. Labai priklauso nuo to, kiek pats jaunas žmogus pasiema iš pačio projekto. Bet pats projektas neleidžia jaunam žmogui užsisėdėti namuose. Užsiėmimai yra gana aktyvūs ir gana dažnai jie vyksta, todėl jaunas žmogus turi juos ateiti. Tai manau, atneša ne tiek motyvacijos pačiam dalyvavimui, tiek galbūt atrasti kažkokią veiklą, kurie norėtų veikti, o nesidėti namuose. Projektas Pasitikėk savimi, kurį inicijavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o įgyvendina Lietuvos darbo birža, finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis. Jame dalyvauja nesimokantis ir nedirbantis 16-25 metų jaunuoliai. Vien pernai beveik pusė iš maždaug 2000 dalyvių įsidarbino, o beveik 100 nusprendė toliau mokytis.